Sveiki. Šiandienos mano transliacijos tema yra skaidulos ir mirtingumas. Iš tiesų, toks iššūkis yra šiais laikais išlikti sveikiems ir gauti visų reikalingų maistinių medžiagų, mikronutrientų ir kartais mes pamirštame apie skaidulas. Vakarų pasaulyje, o mes priklausom vakarų pasaulyje, iš tiesų skaidulų suvartojimas yra katastrofiškai mažas. Ir tai yra galimai susijęs su padidėjusia širdies ligų rizika, diabetu, netgi vėžio formomis, su prastėjusia žarnyno veikla, o tai susijęs su smegenų veikla ir taip toliau ir panašiai. Šiandien aš bandysiu tiesiog būti skaidulų advokatė ir tikiuosi, kad po šio video mes daugiau kreipsime dėmesį į mitybą skaidulingo maisto. Ir kaip visada pateiksiu jums svarių, argumentuotų įrodymų, kaip skaidulų suvartojimas yra tiesiogiai susijęs su mirtingu ir su tam tikromis lėtinėmis ligomis. Tai aš šiek tiek užtrukau, bet įnikau į įvairiausius mokslinius tyrimus, o žinokite, mokslinių tyrimų yra gausa. Tu apie kiekvieną produktą gali išsinagrinėti, apie kiekvienos skaidulos rūšies koreliaciją, tarsi, sakykime, su kažkokia lėtinė liga. Tų tyrimų yra, kad tik tai, ir jie yra viešai publikuojama, juos galima rasti, kad tik tai ateitų iki mūsų smegenų, dar geriau iki gydytojų kabineto. Taigi, apie skaidulas. Jau ne kartą esu kalbėjusi, kad sveikiausia mityba yra vadinama viduržemio regiono mityba, ar ne? Ir ji kaip tik vienas svarbiausių elementų yra skaidulas. Kur galima rasti tas skaidulas? Skaidulas mes jų nerasime gyvulinėme maiste. Skaidulas yra augalinėme maiste. Ir jų pakaktų, jei mes, kaip ir prieš kokį 100 metų, valgytume neskaldytus grūdus visaverčius, ankštinius augalus, vaisius, daržoves, tačiau daugelis žmonių, ir jūs pamatysite skaičius, statistiką, valgome vis dėlto perdirbtą maistą, iš kurio yra pašalintos skaidulinės medžiagos, tegul tai būna ir grūdai, ar avižos, ar netgi kitos kruopos. Taigi, kalbant apie skaidulas, aišku, galima nežinoti tų dalykų ir valgyti, bet gal ir įdomu būtų sužinoti, kad gal esat girdėję tos pavadinimus, kad jos yra skirstomos skaidulos į tirpias ir netirpias. Ir mes turėtumėm gauti ir tų, kad gerai funkcionuotume. Šiaip maiste yra daugiau netirpių skaidulo. Ir dabar Pasaulio sveikatos organizacija ir mokslininkai rekomenduoja mums per dieną suvartoti 25 minimum, dar geriau iki 30 gramų skaidulų abiejų rūšių kiekvieną dieną. Ir šiaip paprastai tobulas santykis būtų 2:1, 2 dalis netirpių ir 1 dalis tirpių skaidulų. Tai kas tos yra netirpios skaidulos? Jau pavadinimas sako, jos yra netirpios vandenį ir jeigu jų nepakankamai gauname su maistu, aišku, mes galime turėti vidurių iškietėjimą, kas labai dažna problema ir daug įvairių lėtinių ligų, kaip pamatysime. Ir tai būtų kas? Riešutai, pupelės, neskaldyti kviečiai, miežiai, šakniavaisiai, riešutai, visa tai yra šaltiniai netirpių skaidulų. Tirpios skaidulos yra tirpios vandenyje ir sudaro žarnyne tokią gelinę konsistenciją ir jos būtent suteikia, išsiplečia, tokį suteikia malonų sotumo jausmo, kai prieš valgį ten užgeriam stiklinę vandens. Ir daugiausia tokių tirpių skaidulų turi kriaušės, obuoliai, citrusai, brokoliai, žiediniai kopūstai,
žirneliai, agurkai, salierai, avižų sėlenos ir taip toliau ir panašiai. Čia labai galima lengvai, jeigu jums įdomu, prasigūglinti, kur kokių skaidulų yra ir ką mes turėsime, ką turėtumėm suvalgyti. Dabar, jeigu aš jūsų paklausčiau, kurie dabar žiūri tiesiogiai ir kurie vėliau žiūrėsite galbūt YouTube kanale šį video, jeigu paklausčiau, ar jūs, kaip jūs manote, ar jūs pakankamai suvartojate skaidulų, taip apie pusę jūsų greičiausiai pasakytų taip, pakankamai. Nors galimai šita auditorija, kuri jau ar taip rūpinasi sveika mityba, gal čia būtų ir didesnis kiekis žmonių, kurie iš tiesų daugiau suvartoja. Tačiau 21 metais buvo atlikta apklausa, kurioje dalyvavo 7,000 europiečių ir ta apklausa parodė, kad didžioji dalis vis dėlto žmonių suaugusių suvartoja skaidulų gerokai mažiau negu rekomenduojama. Nežinau, neradau, ar tokia apklausa buvo atlikta Lietuvoje, greičiausiai ne, bet pavyzdžiui 45% suaugusiųjų Britų, tai beveik pusė, mano, kad gauna užtektinai maistinių skaidulų. Nors čia įsidėmėkite, klausytojų, tik 9% jų suvartoja pakankamą kiekį. Amerikiečių statistika yra dar liūdnesnė, manoma, kad tik 5% suaugusių amerikiečių suvartoja pakankamą skaidulų kiekį. Ir čia, šalia kitų tokių mitybos prastų faktorių, gali būti atsakymas į tai, kodėl mes taip mirštame nuo širdies kraujagyslių ligų, vėžio, nuo kitų, kodėl taip klesti diabetas, prediabetas, nuo kitų lėtinių ligų. Taigi, kaip jau minėjau, ir galiu net pasakyti tokį pavyzdį, pavyzdžiui, koks yra pavyzdinė, kaip sakyti, meniu, kaip mes galėtumėm gauti tuos 25 gramus, sakysime, skaidulų, 25 šiuo atveju. Tai reikėtų suvalgyti. Čia vienas iš meniu toks yra 100 gramų nevirtų skaldytų grūdų, tai galėtų būti galbūt užmerktos kažkokios avižos, grikiai, ar ne, nežinau, kas dar neverdama yra, plus puodelis virtų pupelių, plus 200 gramų brokolių, plus 2 porcijos minėtų vaisių, ar ne, kokių kriaušio, obuolio, slyvos, ar ne, plus pusę puodelio lapinių žalumynų, plus valgomas šaukštas sėmenų, linų sėmenų, plus puodelis riešutų kokio nors mikso ir taip kiekvieną dieną. Iš principo tai tikrai yra įmanoma. Deja, statistika rodo, kad aš pati buvau nustebęs, kad tik 5% arba 9% europiečių maždaug mes suvalgome kasdien tą pakankamą skaidulų kiekį. Dabar pavadinime įkėliau tokį pavadinimą skaidulos ir mirtingumas. Iš tiesų, dabar pereisim prie mokslinių tyrimų. Yra gausybė eksperimentų, tai yra mokslinių tyrimų, kurie buvo sujungti, apibendrinti ir buvo atrastas toks labai statistiškai reikšmingas atvirkštinis ryšys tarp skaidulų vartojimų ir mirtingumo dėl visų ligų. Ir netgi padidėjus skaidulų suvartojimu 10 gramų per dieną, plus to, ką vartojam, jau mirtingumo rizika sumažėja 10%. Tyrime nurodoma, cituoju, kad maistinės skaidulos gali sumažinti mirties nuo širdies ir kraujagyslių, infekcinių ir kvėpavimo takų riziką. Ir tame tyrime nurodoma tie, kurie valgė daugiau skaidulų, aukštutiniai to jau skalėje palyginus su tais, kurie valgė mažiausiai, jie sumažino riziką mirti 23%. Taip kad vėlgi naujausi tyrimai, dar kiti tyrimai PubMed publikuojami, tiksliau Harvardo mokyklos
publikacijoje rašoma, kad naujausi tyrimai, tai vat 250 įvairių tyrimų analizė parodė, kad valgant 2 skaidulų iš daržovių, vaisių, nesmulkintų grūdų gali sumažėti rizika mirti nuo širdies ligų ir vėžio. Ir tiesiog kuo daugiau skaidulų vartoji, tuo ta rizika mažesnė ir didžiausias rizikų sumažėjimas buvo grupėje, kuri vartoja nuo 25 iki 29 gramų, taip kad 30 gramų būtų iš tikrųjų tobula. Dabar kodėl? Kaip tai atrodo? Skaidulas mes dažnai vartojame, kai norime sulieknėti, ar ne? Žarnyno veiklai, aišku, pirmas dalykas yra žarnyno veikla. Nes nuo žarnyno viskas prasideda. O atsimenate, mums labai svarbu, aš labai daug kalbu apie detoksikacijos programas, apie žarnyno mikrobiomos balansą ir sukalbėjus, kad skaidulos yra bakterijų maistas. Jūs galite gerti probiotikus, jūs galite gerti tos jogurtus ir visą kitą. Jeigu jūs nevalgysit skaidulingo maisto ar skaidulų, bet kokiu pavidalu, bakterijos neturės ko valgyti, jos neturės ko gyventi ir pinigai bus, kaip sakyti, veltui išleisti. Taigi, pirmas dalykas, skaidulos yra bakterijų maistas ir jos tiesiog, ypač papildas, sakysim, pavidalų vartojama, tai jos išsiplečia kaip kempinė, ar ne, išvalo kaip šluota visus kampelius ir plus suteikia sotumo jausmą. Bet kaip jos koreliuoja su širdies kraujagyslių ligom? Manoma, kad mechanizmas yra toks, kad jos mažina bendro cholesterolio koncentraciją serume, taip pat mažo tankio tą vadinamąjį MTL, tą vadinamąjį blogąjį cholesterolį mažina ir yra tyrimai atlikti, kurie parodo, kad iš tikrųjų vartojant skaidulas tiesiog procentiškai keliais punktais, man atrodo, aš vėliau dar tą tyrimą atrasiu, mažėja bendras cholesterolis ir MTL cholesterolis. Tai va, cholesterolis, toliau širdies kraujagyslių ligos, kraujospūdis ir diabeto organizacijos tinklaraštyje rašoma, kad, cituoju, jei sergate cukriniu diabetu ar prediabetu, skaidulos yra jūsų draugos, nes jos padeda kontroliuoti cukraus kiekį kraujyje ir taip pat gali sumažinti širdies ligų, kurios yra labai dažna diabeto komplikacija ir kai kurių netgi vėžio, kai kurių vėžių rizika. Taigi, vienas svariausių tyrimų, kuris publikuojamas PubMed svetainėje, tai labai oficiali svetainė, kurią ne bet kas gali pretenduoti, tai tikrai atlikti rimti moksliniai tyrimai. Tai ten irgi rašoma, būtent tame tyrime rašoma, kad fonas yra toks, kad tik 5% suaugusių pakankamai suvartoja skaidulų, maistinių skaidulų kiekį ir kad skaidulų papildai yra patogus ir koncentruotas skaidulų šaltinis. Ir buvo nagrinėjami tam tikri papildai, kokios skaidulos veikia, kokios neveikia, bet visas didelis tyrimas, bet gale išvada. Aš tiesiog cituoju, nuorodas aš įkelsiu į savo tinklaraštį www.sveikatosžurnalistė.lt, kas norėsite procentus, kas norėsite šaltinius, galėsite pamatyti. Bet cituoju, kad PubMed'e publikacijoje, kad įrodymų tikrumas buvo didelis, o tai atvėrė kelią izoliuotų tirpių maistinių skaidulų papildymui klinikinėje praktikoje. Ne? Ir dabar kartais kyla klausimas, o kiek laiko reikia vartoti skaidulas ar dietą skaidulinio maisto, kad mes pamatytumėm rezultatą, ar čia nuolat reikia vartoti, ar čia visą gyvenimą, ar užtenka 3 dienų, ar kelių savaičių. Tai štai, buvo atliktas tyrimas, kuriame dalyvavo 100 antsvorio turinčių pacientų ir padalinti 2 grupės, tiesiog vieni vartojo sumažinto kaloringumo dietą ir skaidulas papildo pavidalu, o kiti tik sumažinto kaloringumo dietą.
Ir rezultatai parodė, kad ta pirmoji grupė sumažino kūno svorį lengvai, kūno masės indeksą, riebalų masę, visceralinius riebalus, tai yra vidinius pilvo riebalus, bei pagerino lipidų profilį, tai yra cholesterolio, kaip sakyti, tyrimai reikšmingai pagerėjo ir sumažino uždegimą. Praėjus, jie buvo stebimi net 4 savaitėm po to protokolo taikymo pradžios, reiškia, mėnuo laiko užtenka, kad ženkliai sumažėtų šitie rizikos faktoriai. Kita grupė, kuri vis dėlto buvo kaip kalorijų ribojimo dietoje, tai po 8 savaičių kai kurie parametrai tikrai pagerėjo. Taigi, dar buvo toks įdomus tyrimas, tas blogasis cholesterolis, labai dažnai mums jį reikia sumažinti, ar ne? Vadinamas blogasis. Tai va, vos per 4 savaitės cholesterolio, to MTL, blogojo cholesterolio kiekis sumažėjo daugiau negu 28%, vartojant sumažinto kaloringumo dietą ir skaidulas. Vos per mėnesį, sakysime, 28%. Tai yra nuostabus, sakykime, procentas, ar ne? Dabar aš esu pastebėjusi, kai vedu detoksikacijos programas, mes pirmas 2 dienas valgome be riebalų skaidulinį maistą. Iš esmės tai tirpęs skaidulas labiausiai, vaisius, uogos, daržovės. Mes padidame skaidulų, nieko daugiau nepadarome. Probiotikų gal ar neišgeriame, probiotikų net negeriame tas 2 dienas. Bet kas atsitinka, kai kuriems žmonėm, kurie neva tai turėjo gerą virškinimą visai, neužkietėjusius vidurius, užkietėję viduriai. Taip, tai rodo ne, kad skaidulų nereikia, o kad jūsų žarnyne yra didelė problema, jis labai užsikimšęs, labai užsiteršęs, arba jūs vartojat per mažai vandens. Ir pradedantiesiam, kurie, iš tokios prastos tikrai mitybos, ar jūsų artimieji pradėsit pereisit ant labai geros, o gali sutrikti žarnynas. Tai už tai skaidulinį maistą reikėtų įvesti po truputį. Skaidulas irgi, jeigu vartojame papildo pavidalu, po truputį ir žiūrėti, kas bus. Kai kuriem yra iš karto labai gerai, o kai kuriem, gali tiesiog kelias savaitės ar mėnesį po trupučiuką įvedinėti ir neužmiršti vandens. Būtinai vandens, kad tas maistas suskystėtų ir praeitų per jūsų žarnyną. Taigi, ką čia dar norėčiau pasakyti? Taip, dabar tiems, kurie mano, kad gauna su maistu skaidulas, dabar įrankį vieną įduosiu, tiesiog vartokite kuo daugiau skaidulinio maisto kiekvieną dieną ir žiūrėkite, jeigu jūsų žarnynas funkcionuoja puikiai, išeinate kiekvieną dieną, gal net po 2 kartus, ar ne, ir gera konsistencija visų šitų reikalų, tai vadinasi, jums pakanka skaidulų, pakanka skaidulinio maisto. Bet jeigu ne, jeigu priklauso tiem 95% ar 93% europiečių, kurie nesurenka tų skaidulų, tai rekomenduoju pavartoti skaidulo papildą. Geriau vartoti maistą, nes ten maiste yra ir vitaminų, ir mineralų, ar ne? Tai nebus taip, kad jūs valgot bulkas ir užgeriat skaidulo. Ne, jūs turit gauti mikro, makroelementų, vitaminų, mineralų, bet greičiausiai pagal statistiką tai nepavyks atlikti kiekvieną dieną jūsų artimiesiam, jūsų vaikam, vyram, tėvam ypač, ar ne? Tai pasižiūrėkite, kad būtų, ne tik, sakysim, gysločio labelė, ar ne, kas labai gerai, ir ją visur dėkit, ne tik sėmenis, ar ne, bet pažiūrėkite, kad būtų pirmas dalykas, kokios skaidulos ten įdėtos ir praguglinkite. Tiesiog praguglinkite, ką jos daro, kokie tyrimai yra atlikti. Ir antras dalykas, kaip jums veikia.
tiesiog veikia ar neveikia. Ir jeigu viduriai užkietėja, nebijokite, pažiūrėkite, sumažinkite galbūt kiekį ir po trupučiuką didinkite vaisių daržovių, neskaldytų grūdų vartojimą ir vandens. Būtinai reikia vandens. Taigi, aš pasižiūrėjau pradėjau vartoti skaidulas, nors iš tikrųjų mano kaip ir virškinimo traktas yra kaip ir stiprioji pusė ir maniau, kad čia viskas gerai. Bet kai pradėjau vartoti skaidulus, tokiu rekomenduojama dozę prieš vieną maitinimą, tik tai 2 gramus, tai aš pamačiau skirtumą didžiulį. Ir mano kolegės, mano draugai, kurie pradėjo vartoti skaidulas ar ne, pastebėjo tam tikrus dalykus, kad, reiškia, apsivalgymo nebėra ar ne, mažiau valgo tiesiog, mažesnės porcijos pasidarė, nes vis dėlto jos išbrinksta skrandį ir duoda tą sotumo jausmą. Dėl cholesterolio dar nesitikrinome, bet apimtis sumažėjo ir labai pagerėjo žarnyno veikla. Tai ir aš pastebėjau visus tuos dalykus, taip pat ypač pagerėjusią žarnyno veiklą. Ir jūs pastebėkite ant savęs, kai vartojate, ar jums gerina ar ne. Tai yra visai kas kita, negu ten laisvinamuosius vartojam, kai ten 3 dienos maksimum ar 2 gali vartoti. Tai va, irgi pasižiūrėjau tyrimus ir įdomumo dėliai vartoju skaidulus, kuriuose yra gal 7 pozicijos ir perėjau ir pažiūrėjau, o kaip aš galėčiau gauti su maistu. Tai radau labai įdomių tyrimų mokslinių. Pavyzdžiui, čia yra sudėtos ryžių sėlenos. Tai vat ryžių sėlenos, pažiūrėjau, kaip atrodo, tai jos yra pramonės nuimamas ir atiduodamos pašarams. Tai ryžių sėlenų mes tikrai negauname, mes valgom paprastai apdorotus ryžius, netgi grūdus, tai jau būna be sėlenų. Kam jos reikalingos? Įsivaizduokit, diabetui, aukštam kraujospūdžiui mažinti, aukštam cholesteroliui kiekiui, alkoholizmui, nutukimui, AIDS gydyti, skrandžio ir storosios žarnos vėžio prevencija, širdies ir kraujagyslių ligų profilaktikai, imuniniai sistemai stiprinti, energijos didinimui, sportinių rezultatų gerinimui, kepenų funkcijai gerinti ir kaip antioksidantas. Čia aš radau, tikrai gamintojas to visko neaprašo ir negalėtų aprašyti, bet radau, kokie yra tyrimai apie ryžių sėlenos, kokios yra ryžių sėlenos naudos, kas yra PubMed ir kitose tyrimuose publikuojama, kokios mokslinės publikacijos. Dabar pažiūrėjau, čia dar yra avižų skaidulas, o pasirodo, jeigu mes valgom tą herkulesą ar ypač greitai brinkinamą tą košę, tai tikrai ne. Pasirodo, kad avižų skaidulų daugelis mes ir negaunam, nes avižų tos sėlenos tai yra ne tas pats, kas avižiniai dribsniai ar paruošiamas greitai avižos, ar net ne tas pats, kas avižų skaidulas, ne tas pats, kas avižų sėlenos ar miltai ar kruopos, tai yra atskiras produktas. Ir ką daro tas pluoštas ar ne? Svorio reguliavimas. Suteikia sotumo jausmą ir ypač naudinga širdies kraujagyslių sistemai, mažina širdies kraujagyslių ligų riziką, o avižų beta-gliukanas turi cholesterolį mažinantį poveikį. Toliau, miežiai. Čia yra miežių miltų, pavyzdžiui. Tos miežius gal mes retai vartojame, bet miežiuose yra labai daug skaidulų pasirodo. Ir ypač beta-gliukano, kuris gali sumažinti ir cholesterolio, ir cukraus kiekį kraujyje, taip pat gali padėti numesti svorių, pagerinti virškinimo. Ir aišku, viso grūdo lukštenti miežiai yra maistingesni nei ten rafinuoti, perliniai ar kitokie. Toliau, guma arabikas, yra toks iš akacijų tokios skaidulos, vadinant guma arabikas. Jų tai tikrai mes negausime, bet tai yra nuostabi prebiotinė skaidula, kuri gali sumažinti uždegimą, palengvinti dirgliosios žarnos sindromo simptomus, tokius simptomus kaip pilvo pūtimas, mėšlungis, taip pat veiksmingai gydo vidurių užkietėjimą ir
Frontiers in Psychology žurnale moksliniam buvo atliktas tyrimas ir nustatyta, kad maistinės skaidulos iš gumo arabiko jos reikšmingai sumažino dalyvių bendrą cholesterolį MTL ir bendrą cholesterolio kiekį ir MTL, to blogojo vadinamą cholesterolio kiekį, o tai yra esminiai, kaip sakyti, rodikliai širdies sveikatai. Ir 23 metais visiškai naujai atlikti tyrimai parodė, kad tirpės skaidulos, čia yra kaip gumo arabikas ar ne, gali sumažinti kraujospūdį ir pagerinti endotelio funkciją, o tai yra kraujagyslių vidinis sluoksnis ir nuo to priklauso jų lankstumas, tai nuo to priklauso ir vyrų, kaip sakyti, potencija, nes ten irgi kraujagyslės su endoteliu. Ir taip pat pagerina širdies kraujagyslių sistemos veiklą. Vėlgi čia sudėtos, pažiūrėjau, sojų skaidulos, ką daro. Sojų mes apskritai nevartojam lietuviai. Tai tikrai ir vėlgi cholesterolį visas mažina, vidurių laisvinimą ir taip toliau ir panašiai. Obuolių pektinas. Ne obuoliai. Obuolius reikia valgyti. Po vieną būtinai, po kelis, bet mes negalim jų suvalgyti kilogramo, ar, aš išsuvalgau iš tikrųjų, bet su svorio mažėjimu čia neturi nieko bendro. Ar žinojat, kad valgant obuolius mes galim storėti? Ir aš tą esu patyrusi kolūkiuose, kai rinkdavom obuolius, laikiausi dietos, nieko nevalgiau, tik obuolius, nes žinokit, nieko nenumečiau. Ten yra tikrai gausu fruktozės, bet kalbant apie obuolių pektiną, jis skatina, gerina žarnyno sveikatą ir jis gali padėti numesti svorio. Pektinas taip pat kontroliuoja cukraus kiekį kraujyje, gerina širdies sveikatą, mažinama cholesterolio ir kraujospūdžio lygį, taip pat vidurių užkietėjimą, gali pagerinti geležies įsisavinimą, refliukso, sustiprinti plaukus, odą, priešvėžinį poveikį turi ir taip toliau ir panašiai. Dar čia pasižiūrėjau įdėtą apelsinuose esantį ląstelieną. Tai ką jinai, vėlgi beveik visos skaidulos blogojo MTL cholesterolio kiekį mažina ir didina gerąją DTL cholesterolio kiekį, nes skatina žarnyno atliekų šalinimo sistemą ir su tuo visus tuos blogosius riebalus ir išvalo. Ir taip pat stabilizuoja cukraus kiekį kraujyje ir dėl to gerina jautrumą insulinui. Dabar jūs galite rasti įvairių lentelių, bet pažiūrėti, pavyzdžiui, 100 gramų ryžių, tegul būna puikiausiai yra vos 0,4 gramai skaidulų. Pavyzdžiui, pupelių 100 grame jų rasime 10 gramų skaidulų. Sorų kruopos irgi didelis skaidulų šaltinis, avokadai, kriaušėje 100 gramų 3 gramai skaidulų, apelsinė 2 gramai. Jeigu norite, būtų labai smagu pabandyti paskaičiuoti, ne visą gyvenimą, bet kokią savaitę ar vieną dieną. Vieną dieną tai gali būti pavyzdinė, bet taip savaitę paskaičiuoti, kiek jūs valgot skaidulų ir nebūtinai tai, kas parašyta vadovėlyje, gali, kas atseit obuolys turi tiek tai gramų arba apelsinas, ar ten ryžis, ar aviža. Nebūtinai tas būtent tiek ir turės tų skaidulų, nes yra tikrai naujos veislės vedamos ir taip toliau ir panašiai. Tai va, mielieji, labai rekomenduoju atkreipti dėmesį šį mėnesį, ypač kai prasideda bulvių sezonas, kugeliai, bulviniai blynai, kas irgi savaime yra tautinis paveldas ir mes tikrai irgi kartais išsikepame. Bet pažiūrėkit, kad pas jūs artimuosius būtų toks įprotis susirinkti tą reikiamą skaidulų kiekį. Jeigu matote, kad nesusirenkate, išgerkite skaidulų papildo ar dėkite visur, barstykite gysločio lobelę. Kepkite duoną kokią ar ne, skaidulinę patys. Mes, pavyzdžiui, dabar nebevartojam beveik parduotuvinės duonos, o kasdieną gaunu skaidulas, kurioje kepu duoną iš sorų ir grikių. Tai įkelsiu receptą. Ir nes tai gali
tas skaidulų kiekis padidintas gali prailginti jūsų gyvenimą, dovanokit, 23%. Tai jeigu gyventi 100 metų, tai 23 metai, nu tokia statistika yra. Ir taip pat sumažinti tų širdies kraujagyslių ligų riziką, diabetą, vėžio, yra labai daug tyrimų skaidulų su vėžiu susijusius ir taip toliau ir panašiai. Ir tai nėra labai sunku susirinkti. Nėra labai sunku susirinkti, jo labiau skaidulos, jos net perkant skaidulos, jos nėra brangios. Jos yra tikrai ne vitaminų, mineralų kažkokie kompleksai. Tai yra šitas, čia 120 tablečių, ten gal 20 eurų kainuoja. Tai galime savo leisti. Tai va, šiandien tiek žinių iš Molinių. Čia buvo Nijolė Koskienė, sveikatos žurnalistė. Mane galite rasti tinklaraštyje www.sveikatosžurnalistė.lt, YouTube kanale tuo pačiu vardu ir Facebook profilyje. Būkite sveiki, laimingi ir skaidulingi. Ate.